Kiekvienais metais, kai oras ima kvepėti drėgno rudeniu ir gamtoje atsiranda perregimo ilgesio, aš pradedu laukti vėlinių. Šis laikas visuomet mane sustabdo. Artėjant vėlinėms, į mano vidų ateina metas, kai nebesinori skubėti ir atrodo, kad pati žemė nustoja kalbėti garsiai, kad išgirstum jos tylą. Gamta rimsta. Oras vis labiau prisigeria šalčio ir lapus nusimetantys medžiai primena: ateina ilgių metas. Senoliai sakydavo, jog tai laikas, kai riba tarp pasaulių ploniausia. Tad man tai buvimas su tais, kurių nebesutinku kasdienybėje, bet prisiminimas apie juos dar gyvena manyje. Ir nors žodžių tarp mūsų nebūna, viskas pasakoma maldoje, žvakių liepsno šviesoje. Kai buvau maža, į kapines dažniausiai važiuodavom, kai jau temdavo. Jos atrodydavo kaip miškas pilnas švieselių. Aš žiūrėdavau į šimtus žvakių, kaip į žvaigždes, kurios rodos nusileido iš dangaus tik tam vakarui. Ir nors tada dar nesupratau, kas yra mirtis, jaučiau, kad šis vakaras ypatingas. Vėlinės man visuomet buvo daugiau nei tik tradicija aplankyti kapus. Tai tylus sugrįžimas prie to, ko nebegalima paliesti, bet galima prisiminti. Prisiminti, kad niekas neišnyksta, tik keičia pavidalą. Ir kai lapkritis atneša tą tylų vakarą, aš dėkoju už žemę, kurią galiu vaikščioti, už dangų, kuris laukia, už šviesą, kuri sujungia, už tai, kad šį vakarą esu čia, tarp gyvųjų ir mirusiųjų, tarp laikinumo ir amžinybės, ir kad šioje tyloje dar galiu ištarti: ačiū, kad buvote.